Nu tai sveiki visi. Šiame video aš nusprendžiau nueiti nuo savo namų, štai šitoj vietoj, iki Vilniaus televizijos bokšto. Šitas žygis bus truputuką ilgesnis negu kaip įprastai, nes jis yra apie 22 km. Turėčiau įveikti per 4-5 valandas. Dabar yra 8:24 ir kokią pirmą turėčiau taip neskubant ateiti, manau. Tai ką, nieko nelaukiant, galime pradėti. Čia greitai bus toks kelias per mišką, tiesiog gatvę ir nebus jokio pėsčiųjų tako. Tai reikės eiti palei gatvę. Tai panašu, kad visai nemažai mašinų šiandien, tai gal nesupyks, kad aš ten einu. Yra šiaip apėjimas aplinkui tą gatvę, bet ten labai didelis lankas gaunasi gal 5 km. Tai šiaip neapsimoka, aš nenorėjau labai viršint 20 km šiandien. Aš šiaip įpratęs, kad šituo keliu visą laiką į stotelę einu. Tai dabar atrodo, kad eisiu stotelę ir važiuosiu autobusu. Bet šį kartą ne. Biškį tarp sniego yra. Nu va, štai ir atėjom, televizijos bokštas. Ne, juokauju, einam toliau. Va, to stotelį beje. Va ten, va ta gatvė. Žmonės niekada. O ten pasukus yra Europos parkas. Jei kas nežinojo, ten visokiausių įdomių skulptūrų yra, visokiausių dalykėlių. Bet galit nueiti, jeigu kažkam įdomu. Ta dalis tokia nebaisiai faina, bet tuoj bus jau geresnė vieta. Neris teka. Oi, šiukšlė čia. Sveiki atvykę į Vilnių. Važiuoja šiandien. Ten jau toj šaligatvis bus. Va, šaligatvis. Ir dabar ten bus kalnų tokių. Praeisim juos. Ten va biškį dar paėjus, tam miške jau žalieji ežerai, kaip suprantu. Nors ne, pasižiūrėjau, kad dar iki žaliųjų ežerų reikės biškį paeiti. Dar ne čia. Nu va ten žali tikrai jau bus. Jau 6 km beveik, visai lengvai einasi. Dabar einu lygiai greičiai palei žalios ežerus ten. Žalieji ežerai, pam parapam pam pam pam. Čia dabar kažkur laiptais reikės leistis, man atrodo. Nu va, žalieji ežerai. Čia tokį pastatė pavėsinę, anksčiau nebuvo.
Nu, paliekam tą ežerą jau. Einam toliau. Neužsibūnam per ilgai. Net nežinau, kas čia per vietovės, tai negaliu pakomentuoti čionais. Tiesiog einu jau nuo ežero. Nu, čia toks kaip Verkių parko dalis tokia. Vai, Balsio ežero takas, nu žodžiu. Kalnas vėl. Ir turim beveik 9 kilometrus. Ir vėl prasideda miškas. Jo, dabar einu žaliųjų ežerų taku. Geras kelias, kol kas patinka. Nu va, 9 km jau yra. Nu čia dabar nelabai yra ką parodyti, tiesiog per mišką einu, tai. Nu va, čia yra Sausas ežeras vadinasi. Toks jau aplėtijęs. Toks neledas, čia toks ledinė, tokia ledinė košė. Nu va, jau girdisi mašinos. Ten va jau bus ta pagrindinė tokia Verkių gatvė. Čia dar buvo toks ilgas atstumas, kur tiesiog nieko nebuvo ką parodyti. Tiesiog kelias per mišką. Nebuvo ką pakomentuoti. Dar aš pagalvojau, kad jeigu šitas video surinks 20 laikų, per kitą video aš praeisiu 30 km. Jeigu norit pamatyti, kaip man sekasi eiti 30 km, paspauskit laiką. Nu va, gatvė. Nu viskas, dabar jau įėjimas į miestą. Patį miestą ir nebe parkus kažkokius. Nueita jau beveik 12 km. Einu jau 2 valandas. Nu, normaliai tik. Vidutiniškai. Šiaip greitis galėtų būti didesnis, bet aš niekur neskubu. Su niekogi nesivaržau, tai kam man skubėti. Jau daugiau negu pusę kelio nueiti. Išalkau, nieko neturiu valgyti, tai nueisiu į artimiausią Lidlą, nes ten geriausi kibinai. Nu va, ten Verkių parkas, visas, o ten link Santariškių, ten aš ir eisiu. Kraštovaizdžiai keičiasi, atsiranda miestas. Čia Santariškių žiedas, o šinu čia. Jeruzalės gatvė, nusuksiu tenais po to į dešinę ir eisiu jau link televizijos bokšto.
parabam, parabam, pam, parabam, pam. 15 kilometrų. Ką aš matau? Va, kipinukas. Alkvino malšinti. Geras kipinas. Jau nuėjau daugiau negu per praeitą video Klaipėdoj. Jau virš 16 kilometrų. Nu jau į pabaigą, liko tik 5 kilometrai. Kaip dar toli. Žiauriai ilgai reikėjo eiti tiesią liniją, o dabar pagaliau posūkį jau matau. Pas mane. Nu viskas, dabar tiesiog tiesiai iki pat bokšto. Kokie 3-4 kilometrai. Be to jau 20 kilometrų nueita. 3,5 valandos. Nu, biški nuovargis jau jaučiasi. Nemeluosiu. Bet nieko. Tipo dar 2 kilometrai liko pagal šitą. Bet aš taip nemanau. Nes čia visai dar atrodo toli. Tas bokštas. Čia anksčiau mada buvo, o dabar jau nugriovė beveik viską. Nu va, jau visai nebetoli tikslo. Aš net nepriartinau nei kiek. Bet ten matome bokštą. Televizija su prie pat. Pagal Stravą aš jau nuėjau 22 kilometrus, bet dar reikia eiti. Tai nelabai tiksliai, reiškias, paskaičiavo kažką. Dabar panašu, kad laiptais reikės lipti. Aha, čia repas, jau. Važiuojam, jo tikslas jam jau visai prieš akis. Televizijos bokštas stovi kaip pilis. Nesustok, dabar jau nesustok. Ei, apie savo tikslą tu tik tai galvok. Nesustok, sakau tau nesustok. Apie savo tikslą tu tik tai galvok, jau. Ten nepraeisiu, ten uždaryta. Bandysiu per čia eiti. Tai viskas, praeita 24 kilometrai. Užtrukau iš viso 4 valandas 21 minutę. Tai visai kaip ir maniau, įtilpau į tą 4 ir 5 valandų intervalą. Tai va, pasiekiau savo tikslą. Ačiū visiems, kas žiūrėjo šitą video. Tikiuosi jums patiko. Ir mes turbūt susitiksime
po savaitės galbūt 32 km žygyje.